Jūs irgi ką tik įsigijote naują Apple Watch laikrodį, pažiūrėkim, kaip susijęti jį su jūsų iPhone telefonu. Pirmiausia, įsitikinkite, kad jūsų iPhone įdiegta naujausia iOS versija. Jūsų iPhone programinės įrangos versija turėtų būti iOS 17.5 arba naujesnė, o Apple Watch WatchOS 10.5 arba naujesnė. Reikės, kad telefonas būtų prisijungęs prie interneto, jame įjungtas Bluetooth, o jūs prisijungęs prie savo Apple ID paskyros. Patikrinkite, ar įrenginiai pakankamai įkrauti. Per visą susijimo procesą laikykite laikrodį ir telefoną netoli vienas kito. Pasiruošę? Pirmiausia, įjunkite savo Apple Watch. Tai reiks paspausti ir palaikyti mygtuką laikrodžio apačioje. Tuomet padėkite laikrodį prie telefono ir iPhone ekrane pasirodžius pranešimui, kad netoliese aptiktas Apple Watch, paspauskite Continue. Jei nutiktų taip, kad pranešimas dingo ar jo nematote, susijimą galite pradėti ir Apple Watch programėlėje. Spauskite Set up for myself. Jūsų iPhone telefone įsijungs kamera, kurioje bus rėmelės. Kamerą nukreipkite į laikrodį taip, kad jo ekranas atsidurtų šiame rėmelyje. Jei negalite naudoti kameros, galite spausti Pair Apple Watch manually ir sekti ten esančius žingsnius. Tuomet telefone palaukite pranešimo Your Apple Watch is paired. Paspauskite Set up as new Apple Watch, jei dar nesate turėję Apple Watch arba norite visus nustatymus pasirinkti iš naujo. Po šių žingsnių jūsų prašys pasirinkti, ant kurios rankos riešo nešiosite laikrodį. Susikurkite ekrano užraktą paspaudę Create a Passcode. Rekomenduojame tai padaryti, nes be jo galėsite naudoti ne visas funkcijas. Sugalvotą kodą reikės įvesti laikrodyje ir patvirtinti jį pakartojant. Kitame žingsnėje pasirinkite, kokio dydžio tekstą norėsite matyti laikrodžio ekrane ir spauskite Continue. Tuomet pasirinkite, ar norite naudoti balso į teksto funkciją. Jei taip, spauskite Use Dictation, jei ne, Don't Use Dictation. Toliau laikrodyje galėsite pasirinkti sporto ir sveikatingumo nustatymus. Jei to daryti dabar nenorite, šiuos žingsnius galite praleisti ir vėliau grįžti prie jų nustatymuose. Kuomet laikrodis jungsis prie telefono, laikykite juos arti vienas kito. Susijungimui pasibaigus, telefone pamatysite pranešimą, o laikrodyje įsijungs pradžios ekranas. Valio! Tai reiškia, kad sėkmingai sujungėte savo iPhone su nauju Apple Watch. Naujieji Apple Watch taip pat turi eSIM. Kaip užsisakyti Apple Watch eSIM paslaugą? Savo iPhone telefone, kuris susietas su laikrodžiu, keliaukite į Apple Watch programėlę. Spauskite Mobile Service arba Finish Setting up your Apple Watch. Čia pasirinkite Setup Mobile Service ekrano apačioje. Kitame žingsnyje pamatysite savo telefono numerį. Turėsite varnele patvirtinti, kad jis priklauso jums ir reikės įrašyti paskutinius 4 asmens kodo skaičius bei paveikslėlyje matomą kodą. Toliau jūsų prašys perskaityti ir sutikti su naudojimo sąlygomis. Perskaitę pažymėkite, kad sutinkate ir spauskite Toliau. Šiame žingsnyje matysite eSIM plano kainą bei sąlygas. Peržiūrėję, spauskite Užsakyti. Viskas, eSIM paslauga užsakyta. Belieka palaukti iki 15 minučių, kol ji bus paruošta naudojimui. Įsitikinti, kad ji jau aktyvuota, galite savo Apple Watch programėlėje.